Let's talk a bit. Days, midnight, love and hate, attention, silence, pain, heart, ice cube, ice cube. I have no eyes, I cannot see what's wrong with you and me. I turn the lights on with non-existing switch. Wake up, it's time for last and final. I was blind like the one that got me. I didn't see when you crept into my nightlife. Your time is up, no lie, lay down your arms. The fifth season came, it's time for a new beginning. Go home, see a moment, believe in beauty, enjoy the silence, love, it's love. I want to go home, let me go home now. Let me go home now. Let me go home now. I was blind like the one that got me. I didn't see when you crept into my nightlife. Kristina ir Naglis numeris 01 Seime arčiau. Tai štai, jeigu jūs dar pamenat, nors buvot labai nekokie praėjusią savaitę, žinoma, publika jums plojo atsistojusi ir teisėjai vertino labai gerai. Įdomu, ką pasakys jie šiandien apie jūsų šokį. Ponia Jūratė, pradėkime vakarą nuo jūsų, prašau. Kurią? Jūratė Norvaišienė, prašom. Įspūdingas šokis, muzikiniai akcentai labai ryškus buvo ir man tas patiko ir energetiškai atitiko muzikos charakteris ir jūsų judesio energetika. Gražios linijos, žodžiu, skaitau, kad tai labai graži pradžia šiandieną. Gyti, jūs prašom. O aš tai pasakyčiau visai priešingai. Ir man truputėlį apmaudu dėl to, kad po praėjusios laidos aš iš jūsų tikėjausi dar daugiau, nes jūs galite tikrai daug daugiau. Kas link techninio išpildymo, paties numerio, pačios koncepcijos, viskas tvarkoje. Bet aš nežinau, manęs nesujaudino, man gaila. Dainiau. Aš tai manau, kad Gytis galbūt dalinai teisus dėl to, kad praeitas jūsų pasirodymas ir šis jie kardinaliai skiriasi. Ir temos be abejo kardinaliai skiriasi, bet aš jumis žaviuosi vis labiau ir labiau. Svarbiausia yra ne tai, kiek tu tenai pridėlioji, prištampelioji kažko tai, ne, o kaip tu tai atlieki. Ko jūs besimtumėt, jūs viską atliekat puikiai. Aš jumis žaviuosi. Aš labai gailiuosi, kad man niekada niekas neleidžia visko pasakyti iki galo. Betgi nešvilpia, o ploja. Nu, tai, bet vis vien, ašgi po to pamirštu, ką aš norėjau pasakyti ir viskas. Dabar teks Jūratė. Nebūk senis bambeklis. Jūratė Sodytė, prašau jūs. Pakankamai ekspresyvu. Ir toks numeris lakoniškas, toks jis kažkaip taip pratekėjo ir baigėsi. Manau, kad yra gerai, nes nebuvo nuobodu. Yra baisiausiai, kai žiūri ir pradedi nuobodžiauti, o šito tikrai nebuvo. Gal ta kančia tokia dėl žmonių tarpusavio santykių, to kažkokio tokio komplikuoto suvokimo vieno ir kito pozicijos, tai yra labai nužmogiška, labai daug tiesos tame. Ir ta kančia buvo labiau tokia vidinė, ne tiek ekspresyviai išreikšta išorė, bet tiesiog viduje labiau, transliuojama per žvilgsnį, per būseną ir man tas labai patiko, atvirkščiai labai patiko. Aš klausiau, ką sako
Aš klausiau, ką sako mūsų gerbiami teisėjai ir visą laiką stebėjau, kaip į tai reaguoja Kęstutis ir Olegas. Šį vakarą jie yra Naglio ir Kristinos choreografai. Kęstai, labas vakaras. Žinokit, tikrai gerai, labai gerai. Tai buvo pora iš tikrųjų, su kuria dirbom pirmą kartą šitam projekte. Ir iš tikrųjų tai noriu tik padėkoti jiem abiem už tą malonumą, kurį turėjom dirbdami. Nes visos idėjos, visi mūsų norai kažkaip supinti visą tą istoriją su gatvės šokius ir ją, kaip sakoma, kaip Naglis sakė, užmauti ant jų, kaip ir klasikinių šokėjų, tai buvo mum labai įdomus procesas ir manau, kad jie tikrai atliko viską, gal ne 100, bet 99% šiandien padarėt viską, ko mums reikia. Ačiū Jums. Gerbiami teisėjai, įvertinkite šokį balais. 10, 10, 10, 6. Gytis originalus nuo pat šio vakaro pradžios. Įdomu, kuo mes šį vakarą pabaigsim. Na, kągi, teisėjų nuomonė yra teisėjų nuomonė, su ja nesiginčysim šį vakarą.